prisimenat, kai buvo statomas tas vanduo? Nu, taip. O tai kiek jis to vandens tiekdavo? Nesupratau. Kiek to vandens jisai galėdavo tiekti? Oi, nu kur dabar čia atsiminsi, taigi gamyba augo, tai reiškia, iš pradžių mažiau daugint, kaip gamyba plečiasi, taip jau vandens daugiau. Bet statant vat šitą bokštą, lygiai tokį pat bokštą pagal tokį pat projektą statė Plungėj. Čia jų yra, iš mūsų įvažiuojant, yra Plungės pramoninis rajonas. Pastatė, pradėjo eksploatuoti ir sugriuvo. Plungėj. Va. Architektas, ar kaip čia konstruktorius, arba projekto autorius buvo toks žydas Aronas. Po to jis į Izraelį išvažiavo. Va. Tai, nu, kaip ta tokia avarija atsitiko, reiškia, nu, netikęs projektas buvo. Tai mūsų jau buvo pradėtas statyti, jau pastatytas. Tai ką daryti tada? Tai matot, va ten ties viduriu yra pastorinimas toks. Suprantat, jis buvo lygus. Iš apačios pastorino, tada, kad būtų stipresnis, kad negriūtų. Tai va, čia va tokia istorija viškai. O kaip tas berželis ten auga? A, vot berželis tas aš irgi dirbau, bet po to išėjau ir niekad nebuvau palipęs ten, reiškia, ten mechanikas, Grįžčias toks dirbo, mechaniku, kur vandentinkį dirbo, Alfonsas jo. O tai jis čia jau galėtų ir gerai, dar daugiau papasakot negu aš, tai jis laipiodavo čia, žinai. Va. Tai aš jam jumoro dėlei sakau, Alfonsai, tai aš galiu čia laisvai drąsiai vaikščiot, ar sakau, gali tas medis užgriūt, žinai. Ir sakau, kaip jis ten auga? Tai jo išvada reiškia, kad, sako, bet tai ten buvo balandžių, biškį tų jų, kaip sakant, trąšos išmatų. Ir kažkur tas medelis pasimaitina.